stebime tokią irgi pakankamai gąsdinančią tendenciją, kad net 63% visų pokalbių internetiniais pokalbiais čiatų dabar jaunimo linija yra apie savęs žalojimą ir savižudybės riziką. Tai mūsų tyrimas parodė, kad 93% jaunų žmonių teigia, kad jie patiria emocinius sunkumus ir patiria sunkius jausmus. Iš mūsų patirties, iš jaunimo linijos patirties, pokalbis tikrąja to žodžio prasme gelbėja gyvybės. Ir mes turime ne vieną ir ne 2 ir ne 10 atvejų, realių atvejų, kaip po pokalbio su savanoriu žmogus kitam laido gale nulipo nuo tilto. Tai sveiki visi, dar kartelį pradedam laidą Čia gera. Su manim yra Aušra. Labas, Aušra. Labas, aš esu Aušra, emocinės gerovės programos vadovė ir dėstytoja. Oi, kaip fainai. Tai aš esu Mantas, studentas SMK, taip pat kuris yra nuostabus. Pasirodo šitaip. Tai esu organizatorius, edukatorius ir taip pat, kaip jau minėjau, SMK studentas. Ir turim šiandien labai nuostabų svečią, labai dėkingi, kad iš tikrųjų atkeliavot pas mus, jaunimo linijos komunikacijos vadovė. Taip, Rita. Sveiki. Aš esu Rita Stanelytė, jaunimo linijos komunikacijos vadovė. Taip, ačiū Rita, kad prisistatėt. Ir šiandien turim tokią temą iš tikrųjų, Rita. Man negera. Kas man gali padėti ir taip jaučiamės kiekvienas turbūt kartais. Ir jaunam žmogui kyla tas klausimas, tai kur man kreiptis. Tai dabar turbūt padažnėja yra ir tie, kurie jaučia nerimą, tie, kurie yra pavargę ir patiria kažkokius tai sunkumus. Taip sakau, turbūt neužtikrintai, nes jūs pasakysit užtikrintai. Tai Aušra, galima iš tikrųjų ir pradėti. Koks pirmas mūsų klausimas būtų? Aš norėčiau dar tiesiog pakomentuoti ir pridurti iš savo kartos, kad mūsų šitų susitikimų pokalbių tikslas yra krantų suvienijimas tarp kartų. Nes tai, kas buvo kalbėta, ką jaučia, kaip jaučiasi, apie ką jaučiam visi vienodai. Jaučia vaikas, jaučia jaunas, jaučia vyresnis, tačiau mes turime skirtingas patirtis ir galbūt priežastis jausenos yra skirtingos. Tai ir norėčiau pradėti, Rita, jūsų klausti. Pirmiausia, apie jaunimo liniją, nes kas tai, nors yra daugeliui turbūt didžiai daugumai žinoma, bet labai prašau papasakoti ir apie pradžią, apie jaunimo liniją, apie veiklas, apie tai, kas veikiama, kas daroma ir pasidalinkite, prašom. Žinoma, su malonumu, man visada labai pačiai vis dar įdomu ir svarbu kalbėti apie jaunimo liniją. Ir aš su malonumu pasakoju ir apie pradžią, ir apie dabartį, ir apie praeitį, ir galbūt apie ateitį, nepaisant to, kad iš tiesų jaunimo linija kaip tokia nevyriausybinė organizacija ir ką jinai daro, dažniausiai jaunų žmonių tarpe visi žino. Jeigu paklausite, ar žinote, kas yra jaunimo linija, tai dažniausiai visi pakelia rankas. Tikrai taip, galiu pritarti. Taip, gal kiek sudėtingiau yra apie tai, ką mes darome. Ir kaip čia kas čia vyksta joje. Tai nuo pat pradžių, jeigu pradėti, tai jaunimo linija iš tiesų yra viena pirmųjų iš vis nevyriausybinio organizacijų nepriklausomoje Lietuvoje, nes mūsų įkūrimo data yra 1991 vasario 16. Tai įsivaizduokit, tai buvo praėjęs... Tai praėjęs mėnuo nuo sausio 13-osios. Ir tik susikūrusi valstybė, tokioj visiškoj nežinioj, kas čia dabar bus, patyrusi tikrai didelį stresą visų žmonių prasme, ar ne, visos valstybės prasme. Ir psichologė, psichoterapeutė Kristina Ona Palukordienė jau iki to laiko buvo subūrusi tokių, paauglių grupę, jie susirinkdavo ir kalbėdavosi tarpusavėje. Nebuvo dar tokių dalykų Lietuvoje. Skambučio dar nebuvo, tada buvo tiesiog susitikimas. Tiesiog susitikdavo, kai jinai kaip psichologija susitikdavo su jaunai žmonėmis ir kalbėdavosi. Kaip Taip, apie tai, kas jiems svarbu. Ir tada kažkaip jinai
Iš tiesų, jinai kaip pasakoja tą istoriją, tai buvo visiškai atsitiktinumas. Kažkur ant stalo pas save pamatė lapelį, skrajutę iš užsienio emocinės paramos linijos kažkokios, ar tai Danijos, ar tai švediškos. Ir jinai pagalvojo, kaip įdomu, jie turi, o kodėl mes neturim, o gal mums reikėtų įkurti. Ir taip gimė jaunimo linija iš tokios netyčia pastebėtos skrajutės ir iš to noro, kad tas klubas jaunų žmonių ne tik tarpusavį kalbėtų, bet galėtų pasidalinti tą savo išmintim galbūt su didesniu ratu žmonių. Ir jie tiesiog įsivedė telefoną ir pradėjo kelti ragelius. Ir iš pat pradžių jau jie buvo supratę, kad tai bus tik tai, angliškai tai vadinasi peer-to-peer, tai bendraamžiai. Kad tai bus tik savanorių teikiama emocinė parama, tokiam pat jauniems žmonėms kaip ir jie, tam, kad būtų tas ryšys. Ir iki šio jaunimo linijoje emocinę paramą teikia savanoriai, tik savanoriai, nėra psichologų. Ta prasme, savanoris gali būti psichologas pagal specialybę, bet tai nėra kaip jo profesija taip. Jaunimo linijoje. Tai čia matyt labai didelė svarbi dalis jaunimo linijos, kad jinai buvo pirmoji ir šiaip nevyriausybinė organizacija ir savanorių nevyriausybinė organizacija ir tai buvo pirmoji emocinės paramos organizacija ir kaip įsivaizduojat, nuo 91-ųjų reikėjo viską kurti nuo nulio, nes tuo metu nieko nebuvo. Net ten... Kaip valstybė. Taip, tai ir valstybė pati kūrėsi nuo pat pradžių, taip ir jaunimo linija kūrėsi nuo pat pradžių ir štai dabar jau švenčiame 34 metus ir per tą laiką nuo mažo kambarėlio ir vieno telefono ragelio ar nesto sukamų ir su vienu rageliu mes dabar išaugome į vieną didžiausių, skaitlingiausių nevyriausybinių organizacijų. Turime apie 400 savanorių šiuo metu visoje Lietuvoje. Turime padalinius Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir skyrius Skuode. Gali vykti vienu metu net 7 linijos ir veikiame visą parą ir sulaukiame skambučių tiek telefonu, tiek chatų vadinamuoju, lietuviškai jie vadinasi internetiniai pokalbiai. Tai va tiek trumpai, bet jeigu man dar leistumėt, aš dar galėčiau daug kalbėti. Iš tikrųjų, tiesiog mes turime laiką ir mes klausinėsime ir lauksim jūsų atsakymų. Pirmas mano klausimas yra, kiek iš viso labai įdomu per šituos nuo 91, koks būrys savanorių parengtas yra, kurie jau ir nebėra šiandieną savanorystėje. Tačiau jie emocinės gerovės konsultantais neoficialiais pasklidę po Lietuvą. Mes bandėme skaičiuoti, kad per tuos metus, mes apie 2000 tikrai turime žmonių, neskaitant tų, kurie dabar yra ar ne, apie 2000 būtų žmonių, kurie jau pabuvojo jaunimo linijos savanoriais. Mes sakom, kad buvusių savanorių nebūna. Tai jeigu tu jau vieną kartą buvai jaunimo linijos savanoris ir tu išmokai praėjai tuos stiprius ir rimtus mokymus emocinės paramos ir jei tu jau teikiai tą emocinę paramą telefonu, tai tu jau, turi tą gerą įspaudą visam gyvenimui. Ir kur tu bebūsi. Ir būtent jūs labai teisi, kad jie tada ir į save jau visai kitaip žiūri ir tada į aplinkinį pasaulį visai kitaip žiūri. Ir taip jie yra, tokie neoficialūs tos emocinės gerovės ambasadoriai visoje Lietuvoje. Tai taip. Tai gaunasi, kad jie praeina mokymus. Taip, negalima, skirtingai nei kitos savanorystės formos, ar ne, kur ateini, ten kažką padarai, gera valia, praleidi kelias valandas, ar ne, ir išeini. Jaunimo linijai mes negalima to leisti. Mūsų savanorystė yra ilgalaikė. Vien dėl to, kad, emocinė parama reikalauja šiek tiek daugiau įgūdžių nei tik gerų norų. Reikia visų pirma empatijos, noro suprasti kitą žmogų, galimybės ir noro atsisakyti savo nuostatų kartais, nes svarbiausia emocinė paramoje yra kito žmogaus išklausimas ir atliepimas.
Tai tam, kad savanoriai mokėtų tai padaryti, jie turi praeiti gana rimtus mokymus. Tai tą visą, kaip tie mokymai turėtų atrodyti ir kokie jie turi būti, tai ir nustatė iš tiesų mūsų įkūrėja Kristina Ona Polikordienė. Ir pradžioje jie tęsdavosi 9 mėnesius. Tai savanoris jau po to laikotarpio, kiek jisai dar laiko yra sutikęs. Profesionalus savanoris. Taip, jau jis tikrai būna profesionalus savanoris. Tai šiek tiek dar pratęsiu, kad tie mokymai dabar jau nebėra 9 mėnesių, nes aišku viskas greitėja ir greičiau žmonės mokosi ir mažiau laiko, žinoma, turi, bet taip maždaug mokymai tęsiasi apie 3 mėnesius. Jeigu tu nori būti savanoriu, tu praeini atranką, ir yra atranka. Ir tada pradedi tuos mokymus, pakankamai intensyvius, kartą per savaitę, tu turi 3 valandas mokymuisi ir tai trunka maždaug 3 mėnesiai, kol tau leidžia pradėti kelti ragelį ir pabandyti padėti iš pradžių su priežiūra, tada jau tu savarankiškai ir keli ragelį, kol atsiliepia. O jau kai tos mokymus baigi ir tampi savanoriu, turi įsipareigojimą, turi pasirašyti sutartį, turi įsipareigojimą išbudėti tam tikrą skaičių valandų. Tai čia irgi maždaug apie metus yra įsipareigojimas dar toliau išbudėti. Bet mes turime savanorių, kurie būtų 24 metus, kurie 24 metus yra jaunimo linijos savanorių. Yra ir daug, kurie virš 10 yra savanoriai. Yra ir po 2 metus, po 5 metus. Aišku, būna ir tokių, kurie po metų išeina, nes, netinka. Tai yra tikrai pakankamai didelis įsipareigojimas ir mes tai suprantam jaunam žmogui šiais laikais skirti 15 valandų per mėnesį savanorystį yra daug, bet kita vertus ir tas požiūris į savanorystę, man atrodo, yra pasikeitęs ir jis toks sušiltėjęs ir, labai džiugu, kad daugeliui jaunų žmonių yra kaip ir būtinybė tiesiog tą įsiprasminimas savęs ir tai jie išreiškia per savanorystę. Iš tikrųjų, Rita, tai, ką paminėjot, tai norėčiau paantrinti ir tyrimais, ir savo patirtiniais dalykais, kad labai džiugu matyti jaunuose žmonėse socialinės atsakomybės nebe tik daigus, bet jau to augalo skleidimasi. Ir prisimenant, aš pati savo karjerą, galiu sakyti, pradėjau nuo jaunimo politikos ir tas aktyvumas jaunų žmonių kažkada ir tai, kas yra dabar, tikrai labai didelis skirtumas. Ir jeigu anksčiau buvo dėl to, kad save išreikšti, pagrindinė motyvacija kažkaip tai išreikšti save. Tai dabar yra, kaip aš galiu būti naudingas kitam. Ir tai yra labai džiuginanti naujiena, turbūt to tikrojo virsmo, to tikrojo perversmo, kuris yra laisvės metai pasikeitimas. Tai tačiau, ką ir pradėjom kalbėti, ar ne apie tą jauseną, apie tai, kad visi nepriklausomai nuo amžiaus jaučiamės įvairiai, tai jūs minėjote apie atliktą tyrimą. Būkit miela jo rezultatus, nes tai yra labai labai svarbu, kiek galima pristatyti ir kodėl jisai buvo atliktas, kas jį atliko ir su rezultatais turbūt tai yra labai svarbu visiems žinoti. Tai jaunimo linijos atliktas tyrimas, mes darome tokius pasitikrinimus, matuojame jaunų žmonių emocinę ir psichikos sveikatą kas keletą metų. Ir dabar visiškai neseniai gavome rezultatus ir čia taip įdomiai sutapo, kad mes gavome savo tyrimo rezultatus, kuriuos tą tyrimą atliko jaunimo linijos užsakymų Sprinter tyrimai. Ir kaip tik šalia pasirodė laimės indekso tyrimas. Ir mes gavome visiškai priešingus rezultatus. Gal dėl to, kad laimės indeksas matuoja pasitenkinimą gyvenimo ar negyvenimo kokybę. Mūsų klausimai vis dėlto būna apie tai, kaip žmonės jaučiasi ir ar jie susiduria su emociniais sunkumais, kai patiria ir kiek patiria sunkius jausmus. Tai mūsų tyrimas parodė, kad 93% jaunų žmonių teigia, kad jie patiria emocinius sunkumus ir patiria sunkius jausmus. Tai prieš tai tokį klausimą uždavėme prieš 3 metus 2021, tai jau irgi po karantino.
jau irgi po karantino ir net ir po karantino dabar šitas procentas padidėjęs yra 8 procentiniais punktais. Sakykit, Rita, žinoma, tai nedžiuginanti statistika, bet po tuo turbūt galbūt jūs galėtumėt pakomentuoti, ar tai yra žmonių išdrąsėjimas pasisakyti, nebaimė pasisakyti. Ar iš tikrųjų sunkumai dėl įvairių priežasčių galbūt ir jas numanote kaip organizacija ar nagrinėjote apie ką tai. Tai karantinas turbūt irgi ne paskutiniai vietoje, visas šitas laikas, kur gyvenimo laižymas per ekraną vyko, netikras gyvenimas ir netikri santykiai. Tai kiek kas įtakojo, ar jūs gal galėtumėt atskleisti? Tai žinot, jau klausime jūs ir taip ir kaip ir nurodėte teisingai, viskas viename. Karantinas neabejotinai turi įtakos pablogėjusiai jaunų žmonių psichikos sveikatai ir čia ne tik mūsų organizacija tai pastebė, visi psichologai jau seniai tai patvirtino, nes kai jauni žmonės jo beveik 2 metus buvo uždaryti, o tuo metu būtent, kai esi jaunas paauglys, to bendravimo labiausiai reikia, tai čia tikrai turėjo įtakos tai. Ir, na, žinot, gyvenam tikrai labai sudėtingais laikais ir tos, na, jau tokios globalios, iš tikrųjų globalios grėsmės, jos nori, nenori, mus veikia. Ir, aišku, jaunus žmonės gal kiek stipriau, todėl, kad, na, jie neturi dar tų įgūdžių, atsparumo įgūdžių, ar ne? Tai taip, tai karantinas, globali situacija. Ir tada, kaip jūs irgi minėjote, tame galima išvelgti šiek tiek pozityvumo, nes žmonės pradėjo kalbėti apie tai, kaip jie jaučiasi. Tai jie kalbasi ir, aš kaip suprantu, su jumis, skambina ir jums pasakyti, kaip, nes yra viena fronto linija, man dar norėjosi grįžti, labai svarbu atrodo, tas įvaizdis pasikeičia, aš manau, ir tą žmogų, kuris dabar kalbu apie jaunimo linijos frontą, taip išsireikšiu, kadangi jie tokiam irgi mūšio, sakykime, nuo tyrimų grįžti į veiksmą, ką iš tiesų. Taip, apie tą jaunimo linijos darbą. Tai aš kaip suprantu, tai ir pakeičia ir visuomeniai tokį įvaizdį, kaip sakant, to pačio darbuotojo, ar tai padaro įtaką darbui ir panašiai susirandant, ar jie tiesiog pasikeičia kaip žmonės, jūs juos matot. Tai... Ar tie žmonės, kurie skambina, ar tie žmonės, kurie savanoriauja? Kuriems skambina, kurie savanoriauja, būtent savanoriai, taip. Ar savanoriam turi įtakos tai, kad jie yra savanoriauja? Taip, tai, kad jie praėjo tos mokymus, kad jie... Taip, žinoma, taip. Mes labai dažnai išgirstam iš savanorių, kurie ateina į jaunimo liniją, norėdami padėti kitiems žmonėms ir išgelbėti pasaulį, o pabuvoję čia, jie sako, žinot, iš tiesų jaunimo linija padėjo man. Daugeliu aspektų, savęs pažinimu, kito žmogaus pažinimu, mes labai daug skiriame dėmesio grįžtamojo ryšio suteikimui, ne kritikavimui, o grįžtamojo ryšio suteikimui, kas pagarbiam, su empatija, bet kartu ir pasakymui, tas labai padeda žmonėm kasdieniam bendravimui. Mes labai daug dėmesio skiriam išklausimui. Ir nežinau, ar jūs pastebėjote, bet man atrodo, čia yra didžioji mūsų dabartinės skubančios ir bėgančios visuomenės problema, kad žmonės nebemoka klausytis. Ir dažniausiai kalba apie save, o nesiklauso kitų žmonių. Tai čia galim jau grįžti toje vietoje, manau, ir prie to tyrimo, nes pasikeitė yra viskas, tiesiog pasikeitė. Visi labai jau susikoncentravę į save ir po karantino, kaip Aušra minėjo, ir visa ta karinė, globali, kaip jūs minėjote, situacija, tai kelia tokį įtampą ir visi turbūt labiau į save. Ar tą turite omeny? Ką aš bandžiau pasakyti apie tyrimą ir jo pozityvę, tai ką daro pozityviai, ar ne, kad žmonės pradėjo kalbėti ir apie save, ir apie savo jausmus. Ir tai, kad padidėjo tas procentas, kurie sako, kad jie blogai jaučiasi, tai irgi sakau, tai yra dalis ir to, kad jie jau gali kalbėti. Ir nesako, kad man viskas gerai, nes žino, kad taip iš jų tikisi visuomenė.
Bet žinoma yra ir tas aspektas, kad, na, tikrai tai labai didelis procentas žmonių, jeigu paklausi, kad jisai dažnai susiduria su sunkumais. Kita vertus, vėlgi čia apie tuos tiltus jungiančius krantus, reikia pasakyti, kad, na, nėra taip, kad jeigu tu esi žmogus, tai turi jauti įvairius jausmus ir yra normalu jausti įvairius jausmus. Ir yra normalu blogai jaustis, jeigu aplinkinė situacija yra tokia, ne? Tik tai ar tu esi vyresnis, ar tau yra 40, ar tau 60 plus, ar tau yra 20 plus, ar tau yra 16. Visi mes žmonės ir visi mes turime tą, na, legalumą, tą validaciją jausti įvairius jausmus, tik tai vėlgi kartoju, kad suaugę žmonės paprastai turėtų jau mokėti, na, prisiderinti, išjausti, išbūti, kažkaip išveikti tą sunkumą. Atsparumą. Taip, būtent, moka elgtis tais jausmais iškilusiais, na, bent jau turėtų mokėti, ar ne? O jauniems žmonėms, ypač paaugliams, einantiems į tą suaugusi gyvenimą, tai vis dar yra sudėtinga. Tai vėlgi, tai tada grįžtame vėl prie jaunimo linijos misijos, tai taip, viena vertus mes reaguojame į tai, ką mums sako ir mes padedame jauniems žmonėms čia ir dabar, tada, kai jiems sunku. Tai teikiame emocinę paramą reaktyviai. Kita vertus, labai didelė jaunimo linijos veiklos dalis yra švietimas, edukacija. Kalbėti apie tai, o tai kaip aš galiu visų pirma pasirūpinti savim, kai man blogai. Visų antra, kaip aš galiu padėti draugui, jeigu matau, kad jam blogai. Ir tada jau tik, na, ką man daryti, kai man ištinka kažkokia krizė, ar ne. Ir tik jau, tada jau, jeigu tu pats savo nebegali padėti ar nebegali padėti tavo artimieji, tada jau tu turėtume eiti kreiptis ir ieškoti tos papildomos pagalbos. Vėlgi, kad pagalbos kreiptis yra normalu ir kartais būtina, tai irgi yra labai didelė dalis jaunimo linijos edukacijos veiklos. Tikrai ačiū už jūsų ilgą darbą, bet tai ne laidos pabaiga. Negaliu neiškentėti nepadėkojusi už tai, ką jūs veikiate ir dirbat. Aš norėčiau tiesiog ne iš smalsumo, o šiek tiek ir iš smalsumo paklausti, tai va tie blogi jausmai, tie, kaip mes vardijam, neigiami jausmai ar ne, ir ką jūsų tyrimo rezultatai sako, kas po to slepiasi, apie ką tai yra, apie ką tas blogumas, ar apie ką kalba jauni žmonės skambindami, su kokiais didžiausiais sunkumais susiduria. Įvardinkim juos sunkiais jausmais, nes visi jausmai yra geri ir jie kažką mums pasako ar ne, ir teigiami, tegul jie būna. O tie sunkus jausmai, kuriuos sunkiau iškęsti, tai visa paletė. Tai ir nerimas, aišku, visų pirma, baimė, neužtikrintumo jausmas. Tai čia vat, tiesiog, kaip sako jauni žmonės, ką jie jaučia, vat, ką mes pamatėme tam tyrime, ar ne? O kasdien jaunimo linija, tai nors mūsų pokalbiai yra anonimiški ir konfidencialūs, mes neklausime vardo žmogaus ar ne, kuris skambina, bet po kiekvieno pokalbio savanoris taip preliminariai užpildo, apie ką žmogus kalbėjo, apie ką jie kalbės, apie ką buvo pokalbis, ir iš to mes galime daryti tam tikras išvadas, šiek tiek sistematizuoti tos pokalbius ir matyti bendras tendencijas. Tai labai ilgą laiką beveik 1/4 visų jaunimo linijos pokalbių būdavo apie santykius. Ir nebūtinai apie romantinius, bet ir apie romantinius, bet, žinot, mums skambina nuo 16 iki 25 ir vyresni, tai tie santykiai įvairiausi būna ir su klasiokais, ir su tėvais, ir su mokytojais, ir su partneriais, taip, ir su draugais. Tai labai ilgą laiką buvo santykiai, o dabar, pastaruoju metu irgi čia gal galima sakyti, kad taip po pandemijos persivertė ir mes stebime tokią irgi pakankamai gąsdinančią tendenciją, kad net 63% visų pokalbių internetiniais pokalbiais čiatų dabar jaunimo linija yra apie savęs žalojimą ir savižudybės riziką.
Tai netgi lyginant su praėjus... 63%. 63, taip. Tai net lyginant su praėjusiais metais jau buvo iš tiesų daug, virš 50% jau mes galvojam, tai kas čia dedasi. Ir šiemet dar padidėjo tas procentas. Telefonu šiek tiek mažiau apie tai kalba, telefonu galbūt kažkaip... Atsiprašau, o amžių gal maždaug galėtumėte? 16. 16. Taip, tai mums skambina... 25 būtent tas amžius. Taip. Taip. Pagal apibrėžimą jauni žmonės yra nuo 16 iki 25. Taip. Kartais kai kurie sako, kad iki 30, bet dabar, man atrodo, kai kur randam jo ir iki 35. Taip. Tai va, tai čia tas amžius toks iš tiesų ir tame amžiaus tarpe, ar ne, yra labai daug skirtingų žmonių, labai nehomogeniška ta grupė. Tai va, tai telefonu mums skambina gal kiek vyresni, ta prasme, vyresni jauni žmonės, gal tarkim virš 25, chatina jaunimas, paaugliai, savaime suprantama, čia toks, normalus ar ne, jauniems žmonėms komunikavimo būdas, rašymo žinutės. Tai va, tai tarp tų jaunų žmonių iš tikrųjų tas savęs žalojimas yra tikrai labai paplitęs ir tas labai liūdna. Nes savęs žalojimas nebūtinai visą laiką reiškia savižudybės riziką, kartais tai gali reikšti, bet visų pirma, ką sako psichologai, savęs žalojimas, savižala yra nemokėjimas išreikšti savo sunkių jausmų. Tiesiog vidinis skausmas tampa per didelis, todėl jaunas žmogus nemokėdamas su juo išbūti, jį, pakeičia fiziniu skausmu, nes tada jį kažkaip gali suvokti ir žinai, kad jis praeina. Tarsi jį iškeli ir supranti, kiek skauda. Taip. Gali pamatuoti tą skaudėjimą, ar ne? Taip, bet aišku, mes suprantam, kad tai yra labai žalingas jausmų išveikimo būdas. Taip. Rita, sakykit, iš tiesų mane sutrikdė procentas. Aš galėčiau irgi iš savo bendrystę su jaunai žmonėmis pastebėti dar vieną tokį dalyką, turbūt kas ir jūsų tyrime, tarsi paantrinti, ar ne, kad sunkių jausmų išgyvenimas ir jauni žmonės sunku net įvardinti, kad jie išgyvena sunkius jausmus. Jie tai įvardina daugelis apie tai, kad jie neišmiegojo. Tai yra tas jausmas, kuris tarsi tu jautiesi neišmiegojęs, tarsi jautiesi pavargęs, kasgi po to slypi, po tuo pavargęs ir neišmiegojęs. Ar jūsų tyrimas tai labiau atskleidžia giliau, ar nelabai? Ar ne tie tikslai pavargę buvo? Ir neišsimiegoja? Ne, tiesiog kas po to slypi, kas po to yra. Tai kaip ir sakiau, tų jausmų, sunkių jausmų yra įvairių, yra, sakau, įvardinami nuo iki. Priežastis tam vėlgi gali būti tikrai labai įvairios, nes net ir objektyviai jauni žmonės iš tiesų susiduria su daug sunkumų. Tai tas gyvenimas, kuris laukia prieš akį, jis viena vertus yra toks įdomus ir keliantis jaudulį, kita vertus tikrai tu su daug visko turi susitvarkyti ir padaryti svarbius sprendimus gyvenime, ar ne, kuo tu būsi, koks tu būsi, kokia tavo profesija, kokia, nežinau, kur tu nori gyventi, kokie tavo draugai, ar ne. Tai čia tiesiog asmenybės formavimasis ir tai mes visi per tai praėjom, žinoma, bet tai objektyviai yra pakankamai sunkus etapas, dėl to vėlgi yra pakankamai natūralu jausti sunkius jausmus, bet akcentuoju dar kartą, kad galbūt šiuolaikiniai jaunuoliai užauga tokiom gerom šiltnamio sąlygom, kai jiems viskas taip kedenama ir purenama, kad tik jiems būtų geriau ir gražiau. Daug šienelio po galvą. Taip,
Iš fizinės pusės, aš manau, visą tai, o Iš tos socialinė... materialios, Jo, ar ne? iš Iš materialios. visos, taip, Ir taip. tada gaunasi emocinės, jie labiau orientuojasi į emocinės ir socialinės problemas. Kokiam aš sluoksnė, atsirado socialinė medija, ar aš populiarus, ar aš žinomas, kaip aš apsirengęs, kokių įmonių rūbus aš nešioju, atsiranda naujos problemos. Labai svarbus klausimas, taip. Ir... Tai čia Visi tokie, išoriniai taip, brandiniai, šitie taip. klausimai, jie gali būti tokie, trivialūs, ar ne, nelabai gal tokie paviršutiniški, ar ne, bet ilgainiui jie tikrai, jeigu tu nuolat apie tai galvoji ir tai tau sukelia, kažkokį stresą, nepasitenkinimą arba kelia dar daugiau klausimų, ar ne, tada jo ir tada ir finansinė gerovė, tada ir socialinė gerovė, bendraja prasme kyla šitie klausimai. Tai žinoma, kad jie yra labai svarbus, bet aš ką noriu pasakyti, kad vėlgi, sakau, tie jauni žmonės užaugę tokiom tikrai labai gerom sąlygom ir ne veltui, ir viskas gerai su tuo, nes jie Taip. turi labai daug potencialo savyje iš to, kad, kaip jūs sakėte, ar ne, kad jie buvo laisvi visą savo gyvenimą, bet tada ir atsparumo nebelieka. Tai vėlgi norisi grįžti, mes jaunimo linijoje grįžtam prie to, kad tai taip, jūs viską turite ir viską galit, bet pasirūpinti savim irgi reikia mokėti ir galėti, ir ta stiprybė, iš tikrųjų, kiekvienas žmogaus slypi ir glūdi jo viduje. Tai vat Tiesiog labai yra įdomu. toks, sakyk man taip. Taip, tai vat labai įdomu, iš tikrųjų, tai labai svarbus atsparumas yra, bet jo, kaip sakant, dabar mažėja, nes atsiranda naujos problemos, jos netokios sudėtingos gal yra iš tikrųjų, tie visi įmonių pavadinimai ant savęs rūbai ir panašiai, bet atsitinka problemos, jūs labai sakėt, svarbu yra nebijoti kalbėti ir panašiai, atsitinka problema ir aš skambinu jaunimo linijai, ko tikėtis, ta prasme, nes aš nežinau, aš pasimetęs esu, man sunku yra ir ko tikėtis, ko galiu tikėtis ir kodėl norėčiau skambinti, ta prasme. Norėtum skambinti dėl to, kad jau supranti, kad pats nebegali išbūti, tau tikrai labai sunku. Gali tikėtis, kad tave išklausys. Mes labai kažkaip esam linkę nuvertinti pokalbio galę. Gal dėl to, kad vis to laiko nebelieka tokiam tikriem, nuoširdiem pokalbiams iš širdies, bet pokalbis tikrai turi labai didelę galę. Ir dėl to, kad kai tu ištari žodžius, tai jie kažkaip materializuojasi ir kažkaip, sumažina tą problemą. Visų antra dėl to, kad tas iškalbėjimas ir tas jausmas, kad tu kažkam rūpi, kad tavęs kažkas klauso ir nevertina, ne kažkaip, nežinau, sako, kad tu blogai darai, nedalina patyrimus. Priima, koks esi. Tiesiog priima, koks esi. Vat štai mano problema, aš toks esu tokio ar tokio situacijai, išklausykit mane. Ir mūsų savanoriai moka išklausyti, sakau, tai vienas iš svarbiausių įgūdžių, kurį mes diegiame savanoriams, aktyvus klausimas, nes to vis mažiau ir mažiau ir čia toksai tas išklausimas turi gydantį poveikį. Tai tai jūs tikėkitės, kad būsite išklausytas, jeigu skambinsite jaunimo liniją ir, kad jūsų nevertins ir kad nuostatų nebus. Kad labai savanoriai... ramiai tiesiog kaip baltas lapas bus priimtas. Taip. O jeigu taip nutiko, kad skambinu ir man nekelia ragelio, jūs kalbėjote ir apie edukaciją, kad reikia mokėti ir pačiam savim pasirūpinti, tai, nekelia ragelio, ką man daryti tokioj stresiniai, sudėtingoj situacijai? Ar turit kažkokią tai žinutę gal jaunam žmogui? Taip. Tai būna iš tiesų, kad paskambinė ir linija yra užimta, nes kad ir kiek daug mes turime savanorių, kad ir kaip stengiamės gerai sustiguoti savo techninius sprendimus, vis tiek linijos pasiekiamumas nėra 100%. Mes šiuo metu galime sakyti apie 80% tik tai skambučių, nes ir resursų trūkumas, ir nuolatinis ir savanorių kaita, ir jų reikia papildyti. Ir dar daug visokių kitų dalykų, ir kartais iš tiesų tų skambučių būna tiek daug, kad susidaro eilė. Tai ačiū Dievui, jaunimo linija jau per tiek metų išmoko, kažkaip pasakyti tam jaunuoliui, kad tu palauk, šiuo metu dėja negalim pakalbėti, bet
tu tikrai galėtum sulaukti savo eilės, jeigu dar palauktum. Aišku, galima tada rašyti į chatą. Vėlgi, jeigu tuo metu viena paramos forma yra užimta, galbūt bandyti į chatą. O tie patarimai, kaip savo padėti, kiekvienam, aišku, bus skirtingai. Bet vėlgi, apie tą atsparumą, tas atsparumas gal toksai labai abstraktus žodis, ar ne? Tai kas tas atsparumas? Ar galėčiau, Rita, pasakyti, kaip dalinuosi su studentais? Kasgi yra atsparumas? Prašau. Ir man atrodo, kad tai ar su paaugliais kitose situacijose, tai aš visada sakau pavyzdį apie durų spiruoklę. Atsimeni man tai. Taip. Kad spiruoklė gali būti tampri, arba gali būti visiškai nusidėvėjusi, surudėjusi ir nuo kiekvieno vėjelio duris yra atrankomos. Ir kaip jos benervuotų, kaip tu bandai jas uždaryti, dar kokį popierių įkišti, dar kokią lasdelę paremti, vėjelis pūsteli ir vėl jos savo melodiją groja ir begaliniai nervina. O kada spiruoklė yra tampri, lanksti, stipri ir lanksti, tai ir yra atsparumas. Atsparumas arba ta žodis, reziliencija, ką iš tikrųjų jauni žmonės yra mūsų vyresniųjų per didelės hiperglobos pasakoje, tiesiog apsaugoti nuo gyvenimo, apsaugoti nuo patirčių, apsaugoti nuo gyvenimo paragavimo. Ir turbūt tas mieguistumo jausmas, kada žmogus pasako, geba tik pasakyti, kad turbūt neišsimiegojau. Tai yra neveiksnumo pasakymas savo, kada aš savimi neveikiu, kada aš noriu, kad būtų taip, kaip aš noriu. Bet mano pasirinkimo kelyje, kągi aš turiu veikti ir ką turiu daryti, kad iš tikrųjų taip ir atsitiktų, vis mažiau žinoma. Ir tai, kaip manote, Rita, kaip į švietimo sistemą, į mokyklas, tą įdėti, ar ne, Mantas apie tai galėtų daug dalintis, nes ir savanoriško darbo, ir noro visai širdimi pakeisti, kad būtų kitaip, įdėjo laiko daug. Kaip jūs manot, su savo patirtimi, su ilgamete jaunimo linijos patirtimi, kaipgi švietimo sistemoje, jeigu ne šeimoje, nuo to turbūt reikėtų pradėti, bet mano klausimas apie švietimo sistemą. Kaip tą pokytį įvesti? Viskas pasidaro darimo būdu. Apie emocinę gerovę. Viskas pasidaro darimo būdu. Tai aš manau, kad švietimo sistemoje bendraja prasme taip turėtų būti diegiama sistema ir jauni žmonės turėtų būti mokomi to atsparumo. Labai gerai, kad jūs paminėjote šeimą, nes nuo šeimos irgi viskas prasideda. Ir šeimoje tai daryti irgi yra svarbu ir manau, kad ilgainiui irgi ir tėvai supranta, bet tai turi būti tokia sistema. Tai vien šeimoje nieko nepadarys ar ne, jeigu ten visai kitaip elgiamasi kitose aplinkose ir tada vien mokykloje nieko nepadarys, jeigu šeimoje. Tai čia turi būti tokia, manau, tikrai sistema, o apie tą spiruoklę labai gerai jūs pasakėte, nes mes irgi taip sakom ir savo savanoriam, ir savo skambinantiesiems, ir važiuodami į mokyklas su savo emocinės paramos turais, kaip mes juos vadinam ar ne, ir perdodami savo savanorių skuptą patirtį, sakom, kad emocinė sveikata yra, jinai nėra A ir B, jinai yra viskas tarp to, jinai yra linija, jinai yra taki, jinai gali būti vienokia, kitokia, jinai yra, tokia judanti, ne? Jaunimo linijos šūkis yra gyvenimas nėra tik tiesi linija, nes taip yra. Nes tikrai gyvenimas būna visoks, visiems. Ir nereiškia, kad ypač jeigu kas nors Instagrame rodo savo fantastišką gyvenimą ar ne, ir only good vibes požiūrį, tai taip visai nebūtinai yra. Tai tiesiog dažniausiai taip nėra. Būtent tas, kad
mes galime būti visokie. Net ir labai laimingas ir visko pasiekę žmogus gali jaustis liūdnas. Ir čia yra visiškai normalu. Tik tai vėlgi tada klausimas, kaip tu išmoksti pats, va, taip save išbūti tame jausme, kuris yra sunkus ir nemalonus. Aišku, mes visi norime būti laimingi. Aišku, mes visi norime jaustis wow ir būti ant sparnų. Bet taip, čia yra tokia netikra iliuzija, kad taip įmanoma būti visada. Ne, taip neįmanoma. Tai tiesiog nuo mūsų priklauso, kaip mes išbūsime tuos sunkiosius periodas. Ar mes pasakysim savo, kad na, vat man liūdna, ir aha, tai jeigu liūdna, tai ką man padaryti? Tai gal aš paklausysiu savo mėgstamos liūdnos dainos ir taip švelniai paverksiu. Kiekvienas žmogus turėtų suprasti ir suvokti, kas jam padeda. Pavyzdžiui, žinau, man labai padeda paverkti. Aš esu verkikė ir labai mielai paverkiu. Ar per muziką skambančią, ar per mėgstamą filmą, kad ir ten 25 kartą žiūrėdama, ar ne. O dabar savaitgalį žiūrėjau seną gerą filmą Forestas Gampas. Nu, nuostabus filmas. Apie viską, absoliučiai legendinis. Nepaisant tokie kartų įžiūrėčiau, vis tiek susigraudinu. Tai va, ir man labai padėjo, po to galvoju, kaip aš čia taip kažkaip įdomi jaučiuosi, tokia lyg išsivalius. Tai va, man padeda. Labai geras personažas iš tikrųjų. Taip. Kažkam padeda pasivaikščiojimas. Kažkam padeda pasivaikščiojimas. Man juokas, pažiūrėjau. Žydinčio kažkam aš juokas. iš visos situacijos visada stengiuosi pasijuokti ir man tokia kažkokia ramybė tiesiog paima. Kad viską pažiūriu juoko prizmę, nesvarbu kokią tragediją, sakykime, bebūtų, aš tiesiog iš juoko perspektyvos pasižiūriu. Bet norisi šiek tiek gal sugrįžti, nedaug. Bet kalbant apie tai, kad į švietimo sistemą įdiegimas viso to, koks pirmas žingsnis būtų, nes visgi, kaip jau papasakojot, naujos problemos, mažesnė reziliencija, kaip Aušra sako, atsparumas mažesnis yra. Tai koks pirmas žingsnis būtų mokytojų, tėvų, kai sunku suprasti tas problemas, nors jos kitokios, tos pačios, bet kitaip jas pateikia ir tada toks vyksta, sakykime, nesusikalbėjimas tiek mokykloje, tiek, sakykime, šeimoje, tarp jaunų žmonių. Nes jaučiuosi nesuprastas, dabar dažnai tokia frazė yra, manęs niekas nesupranta. Tai koks žingsnis būtų, kad pasijaustų suprastas, išgirstas ir ar pats su savimi pabūt, ar kitus pačiam kitaip girdėti, ar čia būtų jaunam žmogui žinutė, kokia, kaip sakytumėt, koks pirmas žingsnis būtų? Jaunam žmogui žinutė, vėlgi ieškoti to žmogaus, su kuriuo jis gali pasikalbėti. Aišku, kartais būna, kad tau atrodo, kad tu neturi aplinkoje jokio žmogus, kurio pasitiki. Bet, kartais reikia irgi šiek tiek tokio pažeidžiamumo tam, kad tu galėtum atsiverti. Aišku, ir vėlgi suprantu, ne visi žmonės gali, ne visi moka. Bet tikrai tikiu, kad yra aplinkoje vienas žmogus, kuris gali išklausyti ir kuriuo gali pasitikėti ir su kuriuo gali pakalbėti. Tai tas labai svarbu, bet vėlgi, jeigu taip nėra, tai tada žinokit, kad yra jaunimo linija, kuri visada laukia. Mes tam ir esam iš tiesų, tiem žmonėm, kurie neturi to artimoje aplinkoje žmogus, su kuria galėtų pasikalbėti. Tai tam jaunam žmogui žinutė būtų iš tiesų jo nebijoti, pripažinti visų pirma, kad sunku visų pirma. Kad čia, tai čia nieko, čia kažką, ne. Tai tu pagalvok, kaip tu iš tiesų jautiesi ir pripažinti, kad tau sunku. Aha, tai sunku, tai žodžiu reikia tada pasikalbėti. Ir kitas dar dalykas, kas... Kalbėkimės, žodžiu. Taip, čia yra pagrindinė žinutė, kalbėkimės. Tai atrodo super supaprastinta, ar ne? Atrodo, kas šitas pokalbis, bet iš mūsų patirties, iš jaunimo linijos patirties, pokalbis tikrąja to žodžio prasme gelbėja gyvybės. Ir mes turime ne vieną ir ne 2 ir ne 10 atvejų, realių atvejų, kaip po pokalbio su savanoriu žmogus kitam laido gale nulipo nuo tilto. Turi tokių istorijų. Taip, realių. Čia tas labai svarbu, gal galit kokią nors istoriją pasidalinti, viena buvo nulipo nuo tilto, aš kaip suprantu, po pokalbio. Šiaip kiek pokalbis truko, gal turit kokių detalių, aš įsivaizduoju žmogui įdomu išgirsti. Pokalbis gali padėti. Mes turim iš tikrųjų vieną nuostabę, sakau, tų istorijų tokių, kaip paskui gaunam atsiliepimų iš skambinančiojo, kad ačiū tau, tu išgelbėjai man gyvybę. Iš tiesų turim labai daug
jos talpina mūsų tinklapyje, jos labai įkvėpia tie atsiliepimai ir tos istorijos mus, bet supraskite, kad jaunimo linija yra anonimiška ir konfidenciali. Ir dėl to dažnai mus ir kreipiasi, kad žmogus žino, kad, neišduos, nepapasakos, nežinau, nepasakys tėvam, nepasakys ten socialiniai, kaip sako, mokyklose. Tai tas anonimiškumas viena vertus tikrai ir apsaugo ir suteikia, galimybę žmonėm kalbėti, kita vertus, mes negalime tuo dalintis, ar ne? Bet turime labai nedaug, bet keletą tokių atvejų, kai patys skambinantieji patys paskambino į mums po visko ir sakė, aš noriu, kad jūs dalintumėmės mano istoriją. Tai vienas iš tokių žmonių yra Dominikas, kuris visiškai čia yra Dominiko istorija. Jis vieną sausį po labai sunkaus ilgo, tokio nesėkmių ir sunkaus periodą, kažkaip pas net nesupranta, kaip atsidūrė ant tilto, bet kažkokiu stebuklingu būdu jisai buvo įsivedęs jaunimo linijos numerį ir jau stodamasis ant turėklų tilto, ketindamas nuo jo nušokti, jisai kažkaip galvoja, gal paskutinę minutę dar kažkaip, ir kai jis pasakoja, sako, pas net nesuprantu, kaip aš surinkau tą numerį, jis surinko tą numerį ir ačiū Dievui atsiliepė savanorę, linija buvo laisva ir jisai kalbėjo savanorę apie valandą. Ir, jis pasakė, kur yra, kokia yra būsena ir savanorė jo jis klausė, tai kaip tu jautiesi, tai ką tu dabar darai, tai kas tave privedė prie to, tai kokie jausmai, papasakok konkrečiai ir tada jinai pasakė tokius žodžius, aš nesu tenai su tavim ant to tilto, bet tu įsivaizduok, kad aš esu šalia tavęs, aš tiesiu tau ranką, ir tu įsivaizduok, kad paėmi mano tą ranką, taip, ir aš tave liktai tempiu nuo jo. Ir įsivaizduokit, toks pokalbis tarp visiškai nepažįstamų žmonių, visiškai niekaip susijusių tik tai per telefono ryšį, jisai padėjo Dominikui nuo to tilto nulipti. Savanorė įkalbėjo jį paskambinti greitai pagalbai, pabuvo su juo, kol greitoji pagalba atvažiavo. Tai čia tikrai žodžio prasme išgelbėta žmogaus gyvybė, bet galbūt nuostabiausia yra tai, kad Dominikas po to įvykio, jis išvažiavo į ligoninę, atsidūrė ligoniniai ir jam diagnozavo psichikos sveikatos sutrikimą, kurio jis nežinojo, kad turėjo. Tai konkrečiai bipolinį, kas ir kaip ir paaiškino jo tą būseną tokią, juoda, lyg žemė, ar ne, kad tuo metu jisai buvo labai žemai, bet nežinojo, kaip su to tvarkytis ir ligoninėje jis kažkaip išgijo, suprato ir mums ir paskambino po to jau pagijęs, jau grįžęs namo ir sako, aš tikrai noriu visiems papasakoti, nes iš tiesų jaunimo linija išgelbėjo man gyvybę. Ir mes iki šiol su Dominiku palaikom ryšius, jisai fantastiškai gerai gyvena, neseniai vedė ir, žodžiu, turi naują darbą ir kabinasi į gyvenimą. Aišku, jo sutrikimas niekur nedingo, bet jis mokosi kiekvieną dieną gyventi su juo, derindamas režimą, sveiką gyvenimo būdą, ar ne, vaistus galbūt irgi kiekvienam žmogui gali būti individualus tas gydymas, ar ne, ir čia jau iš tiesų gydytojų, medikų, psichiatrų sritis, bet tiesiog šitą istoriją Dominiko parodo, kad štai pokalbis gali būti ir bla bla bla, bet pokalbis ir gali iš tiesų išgelbėti gyvybę. Netgi tada, kada yra diagnozė, kada yra ta būsena, kada nepakanka tik pasišnekėjimo, ar ne. Tai aš dėkoju savanoriai, kurie išgelbėjo Dominiką. Labai gražiai. Aš dėkoju jaunimo linijai, statančiai Lietuvą, keičiančiai jaunų žmonių emocinį gyvenimą. Aš dėkoju taip pat ir jums, Rita, už pasidalinimą. O kiekvienam, kas klauso, linkiu turėti draugą, kuris ištiestų ranką. Taip. Kad jūs būtume tuo draugu, kuris moka ištiesti ranką, kuris nebijo, kuris nelaiko kišeniai, o ištiesia ranką tada, kai yra reikalinga,
Na, o jei atsitiktų gyvenime taip, kad drovu, nedrasu, per vėlu, per anksti, tam yra jaunimo linija. Ačiū Jums labai. Ačiū labai, Rita. Prašom, ačiū, kad pakvietėte, ačiū už pokalbį.